Šiandien naujienų epizodas ir akcijų rinkoje dabar nėra panikos pagaliau, bet nėra ir ramybės, nes tas pats Fear and Greed indeksas rodo 44, štai čia bent jau šią dieną, kai filmuoju. Tai yra baimės zona, bet arti neutralumo, kaip mes matome, ne? Ir ne kažkas baisaus, bet ir ne ta vieta, kai visi perka užsimerkę. O istoriškai būtent tokiais momentais buvo labai geri pirkiniai į ilgalaikius portfelius, tai yra, kai mes esame baimėje arba ekstremalioje baimėje. Jeigu mes kalbam apie kripto, tai kripto sėdi su 24, tai yra extreme fear, ekstremali baimė. Ten dabar mažiau heroizmo ir daugiau klausimų ir aš esu daręs šeštadienį video apie tai, kadagi tas dugnas numatomas. Tai nukeliaukit, pasižiūrėkit, o bendrai visas įdomesnis kontrastas matosi per World Sentiment indeksą, kuris atrodo gana aukštai. Jeigu pasižiūrėsim, tai jisai yra štai čia, tai yra ties 2018 metų viršūnė, bet World Uncertainty Index, jeigu pasižiūrėti štai čia, sėdi labai aukštai bendrai paėmus. Tai iš principo nuotaikos nėra blogos, akcijos laikosi, kripto bijo, obligacijos renka pinigus, kaip pamatysim. Dideli indeksai bendrai atrodo geriau negu vidutinė rinkos savijauta. Ir šiandien ne apie tai, kuri akcija atrodo gražiausiai tikriausiai grafike. Šiandien apie tai, kaip save pozicionuoti, kaip rinka save pozicionuoja ir ką gali daryti paprastas žmogus, koks tu ir aš, ne? Ir pradėkim gal nuo pinigų srautų. Ir per savaitę iki Liepos 1 dienos į JAV akcijų fondraus bendrai grįžo apie $1 milijardas. Šiaip tai čia yra, jeigu pasižiūrėt, čia yra šitas equity, oranžinis dalykas, tai čia yra bendrai paėmus. Čia tikrai nėra didžiulis skaičius, bet prieš savaitę jisai buvo, štai čia, tai buvo outflow, ne, apie $3,4 milijardų. Ir kryptis, iš principo keičiasi, bet jinai labai puikiai rodo tą patį rinkos neapibrėžtumą, jeigu mes kalbam, ne? Jeigu mes kalbam apie technologijas, tai apie sektorių rotaciją, tai technologijos iš viso taškosi pirmyn atgal bendrai. Ir technologijose mes matom štai tokį vaizdelį, kad pavyzdžiui prieš tai 17 dienos duomenys 21 jardas nukeliavo, paskui 19 jardų iškeliavo iš technologijų ir paskui vėl 3,4 atkeliavo į technologijas. Tai didelių kompanijų fondai gavo apie bendrai $7,2 milijardus, bendrai, jeigu ten toliau gilintis, bet weekly inflows vadinamus, bet mažesnės kaip čia įmonės akcijos, ne, vidutinės įmonės, pajamų akcijų fondai tuo pačiu metu pinigus prarado, nes šitie pinigai neatsirado šiaip iš kažkur, nes teigiamas balansas buvo tik tai apie milijardas į bendrą katilą, ne, tai praktiškai ant nulio. Tai reiškia, kad tai yra sektorių rotacija bendrai paėmus ir kas yra labai įdomu, tai kad obligacijos gavo $9,9 milijardų bendrai paėmus, jeigu susumuoti 4 ir dar čia šitoje vietoje, bendrai visi, jeigu pažiūrėti municipal debt funds šitie, tai obligacijų fondai gavo $9,9 milijardų ir labai daug pildosi, kaip matot, obligacijomis investuotojai. Tai iš principo, čia tokia dvejopa nuomonė iš rinkos, nes investuotojai, žmonės investuojantys, nori dalyvauti augime, nenori jo praleisti, nenori būti visiškai apsinuoginę prieš rizikos prizmę su mažom kažkokiam nepelningom įmonėm, nori akcijų, bet nori ir saugesnės vietos ir pajamingumo savo kešui, kuris tikriausiai laukia geresnių laikų. Ir bendrai, ką tai parodo, tai kad tai yra rinka, kuri, nesako, kad rizika dingo, ne, mes patys matėm, kad jeigu čia inflows, ne, milijardiniai technologijas, tai viskas čia jau nieks nieko nebijo. Rinka kaip ir prisibijo, rizika nedingo, bet rinka sako, kad rizikuoti galima, bet su apsauginė liemenė, ne, tą galima daryti, taip sakant. Čia dabar praktinis momentas. Tai jeigu nenori kiekvieną savaitę galvoti, ar dabar pirkti tavo obligacijas, pavyzdžiui, ar akcijas, ar kokį money market fondą, ar
ten parduoti akcijas ir permesti kažkur pinigus ir taip toliau ir panašiai. Yra daug paprastesnis kelias, tai yra dollar cost average, tai dauguma žino šitą dalį. Tai yra periodinės investicijos kiekvieną mėnesį arba kiekvieną savaitę, pavyzdžiui, pagal savo nustatytą planą, nepriklausomai nuo rinkos nuotaikos, ne? Ir tiesiog perki pagal planą, ne pagal kažkokias antraštės. Ir Freedom 24, tai yra dar viena naujiena, leidžia periodinės investicijos su 0 procentų papildymo mokesčių. Ir jeigu žiūrėti, kaip tą padaryti, tai atkeliaujat, pavyzdžiui, turit viso pasaulio akcijų ETF-ą ir, tarkime, galbūt norit prisidėti Bitcoino kažkokį ETF-ą, gal norit prisidėti tą patį obligacijų ETF-ą, tai atkeliaujat, susirandat savo ETF-ą, pavyzdžiui, štai šitą šiuo atveju. Tada atkeliaujat, yra, matot, periodinės investicijos, ne, 0 mokestis, galit nustatyti kartą per savaitę, kartą per mėnesį. Nusistatot, pavyzdžiui, kartą per mėnesį šitoje vietoje, periodinės investicijos, ne, sukurkite reguliarius, susivedat savo pasirinkimą, tai paimkim WC, kaip pavyzdys, visas pasaulis, akcijos tam, kad nesiparinti, viskas, šitą pasirinkam. Toliau, suma, kokią norisi, tai investavimo tipas pagal sumą arba pagal kiekį, tai gali, tarkime, vieną vienetą pirkti visada, tai galima kiekis, tarkime, po 2 vienetus kiekvieną mėnesį aš noriu pirkti, ne? Ir viskas, vienas vienetas, prisidedat savo kortelę, tai yra savo fizinė kortelė, su kuria einat į parduotuvę, viskas, pagal tai kiekvieną kartą, nepriklausomai nuo kainos, jum nupirks šitą investicinį fondo vienetą, kainuos 200, nupirks už 200, kainuos 100, nupirks už 100 ir tokiu atveju jūs visada turėsit kainos vidurkį ir viskas. Tai čia yra tikriausiai paprasčiausias dalykas, ką galima padaryti ir vėlgi, jeigu nori investuoti ne į vieną kažkokią tai akciją, o tiesiog prieimą prie viso pasaulio, tai šitas yra vienas iš pavyzdžių, ne? O jeigu tu dar nepradėjai investuoti, tai tikriausiai paprastesnio būdo tą padaryti aš neįsivaizduoju. O jeigu neturi vertybinių popierių sąskaitos, tai nuorodą palieku apačioje, atsidaryk, išnaudok visą funkcionalumą, automatizaciją, išbandyk su 0 procentų papildymo mokesčių ir dabar jau tikriausiai nėra galimybės atsimazinti, kad čia viskas per sudėtinga, nes lietuvių kalba, suportas lietuvių kalba, automatinės investicijos, 0 procentų papildymo mokesčiai, žodžiu, viskas yra, ne? Tai va, gerai. O dabar važiuojam prie dar vieno dalyko. Apie naftą, bet neužsibūsim čia. Nes Rusija, ne, yra naftos valstybė, turi daug naftos, eksportuoja daug naftos ir iš naftos finansuoja didelę dalį savo ekonomikos. Ir vis tiek po Ukrainos smūgių perdirbimo infrastruktūrai Rusijai tenka galvoti apie benzino importą pas save ir net apie žemesnės kuro, kokybės leidimą į rinką. Absurdas atrodytų, ne, kaip naftos valstybė gali turėti benzino problemą. Bet atsakymas čia yra paprastas. Nafta nėra benzinas. Naftą reikia išgauti, atvežti, perdirbti, išskirstyti, pristatyti. Ir jeigu smūgis pataiko ne į naftos telkinį, o į perdirbimo gamyklą, saugyklą, logistiką, tai tu gali turėti naftos kiek tu nori, bet tu gali neturėti pakankamai galutinio produkto, tai yra benzino. Ir tada deficitas, kaina į kosmosą, eilės, ir patys suprantama, ne? Čia kaip turėti miltų ir neveikiančią kepyklą. Ir vėlgi, tai labai koreliuoja su mano praeitą trečiadienį padarytų video apie ASPI poziciją. Kas nematė, tu užmeskit akį. Labai panašu, tik tai su urano sodrinimu. O dabar pereikim prie pinigų kainos. Ir Bloomberg Economics skaičiuoja, kad po Irano karo centriniai bankai pasaulyje gali laikyti padidintas palūkanas apie 0,5%, arba didesnės negu planuota palūkanas, net iki 2028 metų. Tai 0,5 punkto skamba kaip nedidelė pinigų suma, kol nepradedi versti visų šitų dalykų į realų gyvenimą. Šiek tiek brangesnė būsto paskola, tai nuo 200 000 0,5% punkto jau susidaro visai neblogai, ne? Brangesnės įmonių skolinimas, mažiau vietos pervertintom akcijom portfeliuose, mažiau noro mokėti už ateities pelnus ir ieškoti vertės čia ir dabar, tai reiškia sektorių rotacija dar kartą tame pačiame S&P arba pasaulio akcijų fonde. Ir po pandemijos centriniai bankai jau buvo nudegę, nes per ilgai galvojo, kad infliacija yra laikina, o mes patys matėm, kas buvo. Dabar jie yra atsargesni. Ir jeigu energetikos ir geopolitikos nuotaikos vėl kels kainas,
nu tai atitinkamai palūkanų mažinimas gali nusikelti į tuos pačius, kaip jūs sakau, 2028 metus ar gal net ir toliau. O rinka, tam, kad mes augtume, jinai nori pigesnių pinigų, bet pasaulis vis primena, kad pigus pinigai nebūtinai greitai sugrįš į tą pačią rinką. Ir dabar keliaukim prie kripto, nes čia turim du dalykus. Tai vienas labai praktiškas, kitas labiau simbolinis. Praktinis dalykas, tai yra MiCA reguliavimas ir nuo Liepos 1 dienos Europoje kripto biržom jau neužtenka tiesiog turėti kokį nors gražų appsą, lietuvišką reklamą ir tiek žinių, ne? Jeigu platforma nori normaliai aptarnauti Europos klientus, jai reikia MiCA licencijos. Ir, pavyzdžiui, Binance'as tokios licencijos negavo. Paprastam žmogui tai reiškia, kad jeigu tavo birža turi licenciją, greičiausiai tau viskas tęsis panašiai kaip anksčiau. Tik bus daugiau dokumentų, daugiau KYC, tas Know Your Client, net daugiau anketų reikės susipildyti, daugiau klausimų apie lėšų kilmę ir mažiau kažkokių pasiūlymų su ten laukiniam palūkanom, ne, su laukiniais produktais. Bet gali reikėti iš naujo patvirtinti tapatybę, gali reikėti atsakyti į klausimus, iš kur pinigai, ne, nu apie pinigų kilmę. Gali keistis kai kurių produktų prieinamumas, gali dingti dalis svertinių pasirinkimų ten, pavyzdžiui, jeigu turėjai svertą X20, galbūt dabar turėsi X5, gali dingti earn, staking arba kitos rizikingos paslaugos ir, nu, jeigu jos nepatenka į tavo ten tos platformos licencijos rėmus. Tai jeigu tavo birža licencijos neturi, tada yra kitas reikalas ir jį gali, pavyzdžiui, nu, kaip pavyzdys su Binance'u, gali nebepriimti naujų klientų, gali nebeleisti pirkti kripto, gali leisti tik tai palikti pardavimą, konvertavimą, išsiėmimą, gali net laikinai užšaldyti dalį lėšų, gali paprašyti perkelti turtą tavo iš šitos biržos kitur, nes tu neatitinki kaip klientas ir duos tau deadline'ą. Tai siūlyčiau šitą dalyką tiesiog pasitikrinti, bet visa tai nereiškia, kad tavo bitcoinas arba ten eteris staiga tapo nelegalus, ne? Tai reiškia, kad tiesiog keičiasi būdas, kaip mes prieinam prie tų pačių kripto aktyvų ir prie tos pačios kripto rinkos. Nes anksčiau daug kas rinkosi biržą pagal ten mažesnius mokesčius, žodžiu, daugiau koinų, nežinau, gražesnė programėlė. Dabar atsiranda klausimas, ar ta platforma, kurią tu pasirinkai, turi teisę tave aptarnauti Europoje. Viskas, ne? Čia yra tiesiog didelis skirtumas tarp to, kas anksčiau būdavo patinka ir reguliuojama. Nes jeigu birža neturi licencijos, problema nebūtinai bus bitkoino kaina, tu tiesiog negalėsi jo nusipirkti, nešti pinigų, atidaryti naujos pozicijos, uždaryti pozicijos, naudoti produktą, daryti pervedimą, nu, tarsi išsimti pinigus ir gali tiesiog visą tai tave užparinti ir tu pradėsi stresuoti, ieškoti greitesnės alternatyvos, o ten, kur yra greitis, ten, kur yra skubėjimas, tai rinkoje dažnai baigėsi klaidomis. O klaidos kainuoja realius pinigus. Todėl paprastam žmogui veiksmas yra iš principo paprastas, kas liečia MiCA reguliavimą. Atsidaryti savo biržą, pažiūrėti, ką jį pati rašo apie MiCA reguliavimą ir jeigu viskas aišku, valio, jeigu niekas neaišku, tai čia jau atsakymas savaime, kad geriau susitvarkyti šitą dalyką. Tai yra tikrai labai svarbu visiems, kas investuoja į kripto ir visi, kas žino, kad aš asmeniškai irgi investuoju į kripto ir labai didelė dalis mano kripto yra kripto portfelyje per vertybinių popierių sąskaitą per ETF-us, ETN-us. Tai jeigu norit, jūs lygiai taip pat galit su nuliu, pasirinkti kaip pavyzdys pasirinkimą BTIC, tarkim. Kaip pavyzdys. Čia yra vienas iš mano asmeniškai naudojimų, tiesiog galite savo tinkamus padaryti. Kartą per mėnesį su nuliniu papildymu viskas per reguliuojamą brokerį, per reguliuojamą produktą nusiperka to pačio kripto ir jeigu jums nereikia daryti pavedimų ar ten naudoti svertų ir panašiai, čia galite naudoti tą patį Freedom 24, ne? Tai yra, kaip ir sakau, pilnai licencijuota platforma su reguliuojamais aktyvais. Tai va, o dabar Sailorius. Tai jis parašė, kad Strategy pardavė 3588 bitkoinus už maždaug $216 milijonų. Tai yra 0,2 milijardo, kad finansuotų dividendus savo digital credit vertybiniam popieriam. Ten pas jį yra toks kiekis tų bitkoinų. Jie turi 843 775 bitkoinus. Ir dar turi apie $2,55 milijardo rezervą tolimesniem dividendų mokėjimai. Tai dabar, jeigu jisai pardavė, tai reiškia, kad jis nebetiki bitkoinų, kad jis čia meluoja? Ne. Ar tai reiškia, kad Strategy tuo užsilenks? Irgi ne. Tai reiškia, kad bitkoinas dėl to automatiškai tapo blogesnis? Irgi ne. Mano požiūriu, fundamentaliai čia iš viso niekas nepasikeitė.
Strategy vis dar sėdi ant milžiniško bitkoino kiekio. Sailorius vis dar lieka Sailorius. O, pavyzdžiui, mano asmeninis portfelis po šitos naujienos pliusuoja ir aš turiu plus 1700 portfelyje. Bitkoinas nenukrito, trumpam ten pasviravo čiut-čiut. Ir beje, jeigu norit pamatyti, kaip atrodo tas pats portfelis vidury meškų rinkos, taip sakant, tai galite irgi su nuoroda apačioje užsukti, nuorodą palieku apačiai į šitą portfelį, galite pamatyti, kaip viskas realiai atrodo. Ne? Tai va, bet realiai Sailorius rinkai daug metų pardavinėjo paprastą idėją. Bitcoiną perki ir laikai, neparduodi niekada, kaupi, jeigu reikia parduodi inkstą, kad nupirktum bitcoiną. Bet kai tu turi preferred akcijas, dividendus, ten rezervų reikalus, kad tavęs neišmestų iš Nasdaqo, buybackus, visą kreditinę struktūrą, tada bitcoinas tas pats tampa ne tik tikėjimo objektų, jis tampa balanso eilutė ir tau su tuo pačiu balansu reikia balansuoti įmonę. Ir dividendus reikia mokėti, rezervą reikia laikyti, investuotojams reikia parodyti, kad struktūra veikia ne tik tada, kai viskas kyla, bet ir tada, kai rinkoje yra daugiau baimės, kai kaina nukrenta. Ir tai nereiškia, kad strategy yra bloga, bet toks bitkoino judesys ir abejingumas šitai naujienai reiškia, kad realiai rinka jau dzin, ką daro Sailorius. Ir tai turėtų labai džiuginti visus tuos, kas turi kripto. Nes kai prastos naujienos nejudina kainos žemyn, o mes krentam jau apie pusę metų, jūs patys suprantat, ką tai reiškia. O dabar apie JAV akcijų rinką. Iš viršaus, taip iš paviršiaus, vaizdelis gražus, JAV užbaigė vieną stipriausių ketvirčių per kelis metus, S&P pakilo nuo balandžio apie 14%, Nasdaqas 19%, Dow Jonesas apie 13%, bet po visų šitų dalykų yra viena nepatogi dalis. Vertinimai šiuo metu yra rekordiškai aukšti. S&P 500, tas Shiller Cape pakilo virš 41. Ilgalaikis vidurkis yra 17. Tai yra 2 standartiniai nuokrypiai, taip sakant, nuo bazinės linijos. Ilgesnis buvimas virš 40 buvo matytas tik .com burbulo metu. Patys suprantam, ką tai reiškia. Buffetto indikatorius, kuris lygina JAV akcijų rinkos vertę su BVP, pasiekė apie 233,8%. Citi Bear Market Checklistas, Citi yra vienas didžiausių investicinių bankų, rodo daugiausia perspėjančių punktų nuo 2008 metų krizės. Ir vėlgi, ar tai reiškia, kad rytoj viskas kris? Ne, brangi rinka gali labai ilgai dar brangti, 98, 99. Tais metais daug žmonių per anksti sakė, kad viskas per brangu. Rinka dar kurį laiką kilo, bet tiesiog ką turi žmogus suprasti, kad jeigu tu perki brangiai, vietos klaidoms iš įmonių ir vadovybių pozicijos, į kurias tu investuoji, lieka mažiau. Jeigu tu perki pigiai, dalis blogų naujienų jau būna įskaičiuota į kainą ir jeigu tu, pavyzdžiui, perki labai brangiai, tai turi įvykti labai daug gerų dalykų vien tam, kad dabartinė kaina pasiteisintų. Aš jau net nekalbu apie tai, kad jinai kiltų toliau. Ir čia matosi, kaip save pozicionuoja dabar rinka. Investuotojai ne viską parduoda, jie ne viską perka, jie renkasi. Ir jeigu akcijų, jie iš sektoriaus į sektorių stumdo, pinigus. Jeigu akcijų rinka laikosi, bet fear and greed rodo baimę, tai nėra kažkoks klasikinis dar euforijos ženklas. Dažniausiai visi burbulai sprogsta euforijai. Tai ką daryti, Tai kaip ir kalbėjau, tokiu metu dollar cost average arba periodinis investavimas į plačiai išskaidytus fondus žmogui, kuris nenori gaudyti dugnų, viršūnių, gali būti sveika ir bazinė strategija. Naujokų, jeigu jisai turi ilgą horizontą, išvis nebūtina bandyti atspėti kažkokių naujienų. Daug svarbiau yra sistemingai, po truputį, disciplinuotai pirkti gerus aktyvus, neišmesti savęs iš rinkos dėl kažkokių emocijų ir turėti pakankamai atsargumo. Nes kai rinka tokia brangi, nereikia aklai lysti į kažkokius pavienius, pervertintus dalykus vien todėl, kad jie labai daug pakilo. Jie jau pakilo, Brangus aktyvai gali kilti toliau, bet klaidų kaina yra daug didesnė. Ir iš kitos pusės, dabar įsivaizduok, jeigu tu pradėjai investuoti ir pam krizė, čia kiekvienam naujokui, pradėjai investuoti pam krizė, tu perki geriausius pasaulio verslus per vieną platų ETF su nuolaida. Tai tikriausiai geriausia, ką tu gali padaryti, nusipirkti turto investavimo pradžioje, papigiai ir palikti jį darbuotis dešimtmečiam. Sakant, blogiausia,
kad atsakymą apie tai, ar tu pasielgsi genialiai, tu sužinosi po laiko, nes pelnai niekada nėra garantuoti, jie ateina iš nepatogumo ilgojo laikotarpiu kartais. Nu, vat ir tiek žinių, ne? Tai jeigu tu iš tikrųjų nori imti vadovėlinę logiką, kaip prašo daugybė knygų apie investavimą, tai geriausias laikas yra investuoti tuo met, kai visi bijo, kai yra neapibrėžtumas. Pažiūrėk, koks yra neapibrėžtumas, kaip atrodo rinka. Pažiūrėk, kad prastos naujienos su tuo pačiu kripto jau nebedaro jam įtakos ir kritimui į apačią, ne? Įdomus laikai. Ir kitas dalykas, jeigu tu laikai kripto, tai pasitikrink Mika situaciją ne pagal ten kripto biržos gražų paveiksliuką, o pagal tiesiog platformos informaciją. Nes jeigu tu turi kripto, nu tai tu turi žinoti, kur tu laikai, kokios tavo teisės, kokie ribojimai, ar gali išsimti pinigus ir portfelyje žiūrėk ne į vieną savaitės nuotaiką, ne į mėnesio nuotaiką, o į bendrą struktūrą. Kiek tu turi akcijų, kiek tu turi galbūt obligacijų, kiek tu turi kripto to paties, grinųjų pinigų, gal nekilnojamo turto ir ar tavo portfelis atlaikytų dar vieną blogą mėnesį arba dar vienus blogus metus. Ir svarbiausia, ar tu pats atlaikytum emociškai. Nes pelningas investavimas dažnai nėra apie tai, kad tu sureagavai į visas naujienas. Dažniau jisai yra apie tai, ar tu turi planą ir neišsimeti savęs iš rinkos tada, kai rinka tikrina tavo nervus. Tai tokios kelios. Jeigu tiko ir patiko, laikas, prenumerata kanalui ir pelningo tau investavimo. Nepamiršk, visos nuorodos yra apačioje, tame tarpe ir į mano asmeninį portfelį. Iki kitų kartų.